Microsoft DOS operacinė sistema yra integruota į kiekvieną Windows operacinę sistemą tik tiek, kad jinai dabar liko kaip aksesoris programų grupėje esantis Command Prompt. Jį galima pasileisti per aksesoris ir Command Prompt arba rand laukelyje, surenkant komandą cmd. Visos komandos, kurios galioja, kurios tinka, kurios naudojamos tikrame Microsoft DOS operacinės sistemos valdyme, tinka ir šitame Command Prompt. Tačiau yra keletas praplėtimų, kurios galima naudoti būtent kaip DOS-nes komandas Windows terpėje. Kitas dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai kad aktyvus katalogas tik prisijungus prie komandinės eilutės Command Prompto yra C Documents and Settings admin. DOS-as iš prigimties jisai moka skaityti tik tai 8.3 formato failų ir katalogų vardus. Todėl naudinga žinoti komandos dir raktą, kuris parodo, kaip atrodys 8.3 formatu būtent failų ir katalogų pavadinimai. 8.3 formatas tai reiškia, kad 8 simboliai yra skirti pavadinimui, katalogo tai ir bylos, o bylos atveju 3 simboliai yra skirti plėtinimui. Komanda dir pakreiptasis brūkšnys X būtent parodo, kaip atrodys 8.3 formatu būtent katalogo pavadinimai. Pavyzdžiui, katalogas My Documents 8.3 formatu yra my.doc ir šitas ženklelis ir vienetas. Taigi lygiai taip pat galima naudoti įėjimui į katalogą My Documents. Taip, my.doc1. Kita komanda, kurią galima dažnai panaudoti, yra disko skanavimo komanda chkdsk. chkdsk. Jie tiesiog būtent patikrina kietojo disko failo sistemą. Automatiškai parenkama ar tai MFATas, ar tai NTFS ir atliekamas tikrinimo ir klaidų taisymo komandas. Komanda atrib yra skirta suteikti arba atimti atributus byloms arba katalogams. C diske yra byla, tekstas tekste. Tai jeigu, tarkim, suteikim atributą. Komanda atrib yra skirta būtent atributų valdymui. Ženklelis plus reiškia, kad mes suteiksim atributą, ženklelis minus reiškia, kad mes atributą atimsim. Taigi dabar suteikim atributą R, reiškia bus read only, H paslėptas, S sisteminis, A archyvas. Tarkim, suteikim R kaip read only atributą ir toliau po tarpelio surenkama pavadinimas tos bylos ar katalogo, kuriam norim tą atributą suteikti. Tekstas tekste. Taip, ir žiūrėkim, kas atsitiko. Read only atributas šiai bylai suteiktas. Dabar kaip atgal grąžinti. Minus R atributą atims. Read only atributo nebėra. Taip, dabar dar viena naudinga komanda yra programų priverstinis uždarimas. Task kill pakreiptasis brūkšnys F, pakreiptasis brūkšnys IM ir nurodom būtent programos, kurią norim uždaryti pavadinimą. Pavyzdžiui, šiuo atveju uždarysim programą Notepad. Notepad ir pilnas pavadinimą exe. Programa Notepadas buvo uždaryta. Išjungimo komanda yra komanda shutdown. Jos raktai -S iš karto kompiuterį išjungs. -S, -T ir nurodomas laikas, pavyzdžiui, 30. Tai inicijuotas išjungimas kompiuterio po 30 sekundžių. Komanda shutdown -A su raktu -A
atšaukia, būtent sustabdo išjungimą arba perkrovimą. Komanda -R yra skirta kompiuterio perkrovimui ir lygiai taip pat gali būti naudojama su raktu -T 50. Tarkim, šiuo atveju kompiuteris bus perkraunamas po 50 sekundžių. Komanda -A tą dalyką sustabdo. Yra dar toksai raktas -C ir kabutės rašomas komentaras. Tarkim, dėl atnaujinimo. Tai bus rodomas būtent žinutė, pranešimas, kokiu pagrindu yra, tarkim, išjungiamas arba perkraunamas kompiuteris. Tai tokios pagrindinės komandos Windows'ų aplinkoje, naujos nei standartinės Microsoft DOS komandos.